Prasiardė mūsų Audi, ta kur panašu, kad dinginėja kompresija ir ką čia mes matom. O matom, žiūrim, čia kaip ir nieko, o pirmam cilindrė įsiurbimo pusėj sudrožtas vėlenėlis. Kodėl jis čia taip susidrožęs? Nesugalvoju. Toliau nusiemam vėlenėlį. Ką matom? Rolikai, visi gražus. Gražus. Toj pusėj irgi viskas gražu. O čia du tie atrodo va taip, visi iškorėję ir išdaužyti. Tiek vienas. O čia kitas. O taip atrodo. O vienoje vietoj, kaip čia žiūrėti, va, nutarkuotas. Panašu, kad buvo strigęs ir jį kažkada toj vietoj šlifavo. Ir greičiausiai mums gaunasi, kad dirbant jisai tiesiog sukas ir kažkada užsitaiko ant tos vietos. Kompensatorius toj vietoj išvažiuoja biškutį laukan, o toliau prasisukus rolikui jis nespėjo pasidaryti, gaunasi čiut praviras vožtuvas. Ir taip į taktą. O taip va. Pasekmė matoma, o priežasties nelabai sugalvojom.